Tai Evgenija, šiandieną noriu taip pat pakalbėti apie motivaciją siekti rezultatų, vadinamų kitaip KPIs, ar ne, organizacijose. Ir aš ką matau, tai vis dar yra gajus tas botago pyrago principas. Tai aš noriu šiek tiek istorijos papasakoti. Iki 19 amžiaus žmonės ant asilų, ar ne, kartu su žokėjais lenktyniaudavo. Ir yra net, žodžiu, tas išlikęs vaizdas, kai vienas žokėjus ant lazdelės tą morką pririša asilui ir jis greičiau, žodžiu, pasiekė finišą negu tie kiti žokėjai, kurie asilus muždavo. Nuo to ir kilo morka, lazda, ar ne, pas mus pyragas ir botagas. Iš esmės tai vis tiek vienas ir kitas metodas kalba apie elgesio kontrolę, ar ne? Už gerą elgesį mes apdovanojom, už blogą mes kaip ir baudžiam. Išeitų taip, arba skatinam, ar ne, pasiekti tų pačių rezultatų. Tai visa tai buvo 19 amžiuje. Dabar mes turim 21 amžių. Tai kiek dar šita teorija yra aktuali, gal mums jau reikėtų kažkaip keisti tuos būdus, tas motivacijas siekti tų KPIs organizacijose? Taip, tai aišku, mes nesilai, čia turbūt galima pradėti nuo to, nes kartais girdi, kad kitaip su darbuotojais negalima, tik čia botago ar pyrago to paties principu. Bet ta motivacija, jinai visą laiką dabar yra labai diskutuotinas tas klausimas, tai kaip tinkamai prieiti prie tų darbuotojų. Mes kalbame apie tą naują kartą ir vieni sako, čia ojai, su jais neįmanoma dirbti, kiti sako, žiūrėk, viskas su jais gerai ir aš manau, viskas su jais gerai, nes mes ir atrandam tą prieimo būdą. Taip. Ir botago principas, tai čia tas autokratinis, autoritarinis vadovavimas, kai tau labai aiškiai susakoma, ką ir kaip padaryti, yra viena vadovo tiesa. Jeigu ieškosi tiesos, tai rytoj žiūrėk, ieškosi darbo ir kiti dalykai. Ir aš manau, šiai dienai jie nebeveikia, nes ateina jaunimas, kuris nesitaiksto su tuo. Vat kažkada irgi išsako, išėjau iš darbo, nes mane šaukia. Pavyzdžiui, mūsų tėvų karta nesupranta, kame problema. Oi ne, tai ten ir šaukia, ir trankosi, ir spaudimą daro, bet jie priima tai kaip normą. Bet dabar jau kita karta. Ir dabar visiškai kita karta ir užtenka pakelt balsą. Tėvų karta dar sakydavo, jeigu nemuša, jau žiūrėk, gal gerai, ne, atlyginimą moka laiku, o dabar ateina kita karta, kuriai nebetinka tas botago principas. Aš negaliu pasakyti, kad 100% jokių būdų ten botago principų. Visokių darbuotojų turim. Darbuotojų, kurie nepasirodo darbė, darbuotojai, kurie yra toksiški, darbuotojai, kuriems reikia griežtesnio žodžio, nes kitaip darbai nevyksta, bet tai nėra pagrindinė priemonė. Aišku, tas pyragas, ką reiškia pyragas, tai kai mes tik motyvuojam, tai yra tokie nuolatiniai pastiprinimai, pamotyvavimai. Pavyzdžiui, aš kai Amerikoje dirbau, tai ten viskas veikia tuo pastiprinimu, padarai bet kokį darbą. Oi, šaunuolis, ačiū tau, labai nuostabu. Ir jie irgi turi su tuo dabar problemą, nes jeigu jiems sakai, kad kažkas ne taip, pala, taigi visada viskas gerai. Tai reikia kombinuoti ir vėl mes grįžtam prie to paties, prie to konstruktyvaus motyvavimo būdo, kai yra ir to pyrago, ir tuo pačiu mes pasakome, o kas ne taip, ką mes turime tobulinti, ką mes turime gerinti. Nes jeigu mes nesakom žmogui, kuris turi tobulėti, tai jisai niekada neprogresuos, automatiškai neprogresuos komanda, automatiškai įmonė ir tada turime sniego gniūžtės efektą. Tai turbūt reikia žiūrėti tą pyragą sudedamasias jo dalis ir kas dar turi būti šalia jo. Bet tas faktas, kad pavyzdžiui organizacija taiko vienodus KPIs, o žmonės tai yra skirtingi, ar ne? Aš kalbu apie vienodus KPIs, kai yra ta pati grupė, ta pati pozicija, neįskiriant, ar ne? Žmonės skirtingi, jiems skirtingai, ar ne? Dėl temperamento, asmeninių savybių pavyksta jų pasiekti. Ar turėtų ir kitai kartai ateiti arba sąmoningumas pačiom organizacijom, aš suprantu, kad labai daug darbo, tada su kiekvienu dirbti individualiai, aiškinti, kas tave motyvuoja, ar ne? Bet jeigu žiūrim, skirtingi žmonės, tie patys KPIs. Ar gali būti kažkoks sprendimas organizacijom ir žmonėm, kad būtų abi pusės patenkintos ir motyvuotos tuo pačiu metu taikyti vieną arba kitą metodą arba siekti to rezultato?
Kad turi būti tas individualus priėjimas, tai tas natūralu. Aš aišku sakyčiau, kad reikia žiūrėti tą pirmą žingsnį atrankos momentą, nes mes kartais pasamdom žmogų, turim jam kažkokį lūkestį, kurį mes susikūrėm savo galvoj, o jis pasirodo visai ne kito lygio veža arba visai kitaip tą mato. Tai jeigu mes nesužaidėm tinkamai atrankos procese, paskui mes turim labai daug individualizuoti. Tai aš visada sakau, skirkim daugiau dėmesio tai pradžioje, taip, kad būtų aiškiau ir matai, dar reikia žiūrėti, o dėl ko tie KPIs, pavyzdžiui, yra neįgyvendinami. Nes tada antras etapas yra po atrankos onboardingas, naujokų įvedimas ir jų adaptacija. Ir čia kas atsitinka, tai dar su atranka mes darom, dirbam. Daugiau mažiau pataikom. Pataikom. Jeigu nepataikėm, nu iš jo vėl ieškom, bet irgi aš ką matau iš savo praktikos su onboardingu, tai nėra tokio onboardingo proceso. Jie gali jį vadinti. Parodžiau, kur virtuvė, daug dievę, ten supažindinau su vadovu, kur tualetas, bet irgi čia visokių istorijų, kai vakare darbuotojas sako, atsiprašau, kur čia tualetas. Tai neapgalvojam tokių dalykų, tai jeigu tokių smulkmenų nesužiūrim, tai jau ką kalbėti apie KPIs ir apmokymą. Ir labai gali būti, kad mes neapmokėm, neparodėm ir tas sako, jis nepadaro. Tai ir tu jį apmokė, ir tu jam parodėjai. Tai aš manau, kad čia yra kur kas svarbiau, nes jeigu mes netinkamai atrinkom, netinkamai įvedėm ir tada mes pradedam žaisti ir bandome individualizuoti tuos dalykus, bet gal reikėjo sudirbti pirmose etapuose, nes vis tiek mes jo ieškom tam tikrai pozicijai. Nebent tai yra unikali kažkokia pozicija, bet jeigu, pavyzdžiui, mes turim 10 pardavimų telefonų vadybininkų. Tai taip, mes turim galbūt turėti skirtingą prieimą prie jų, pažiūrėti jų lygį, galbūt pakeisti kažkiek tikslus, bet vis tiek tam tikri bendri dalykai tai turi egzistuoti. Tai aš labiau gal esu už tai, kad reikia žiūrėti, ką atsirenkam ir kaip įvedam. Nes ką aš pati irgi iš patirties ir praktikos matau, kad, tarkim, kaip turminėjai pačioj pradžioje, galbūt mes neišgirdome lūkesčio, ar ne, pačio kandidato. Galbūt žmogus, imkim pardavimų poziciją, ar ne, tiek to. Tai yra bazė ir tada už pardavimus tau KPIs yra nustatomi, kaip tu gali uždirbti pinigų, bet gal jisai nenori pinigų. Visi nori pinigų, bet omeny turiu, jisai gal žiūri ilgalaikę perspektyvą, jis nori būti kitoj pozicijoje per mokymus, gal jį mokymai motyvuoja, gal jį motyvuoja dar kažkokie kitokie dalykai, bet ne tie finansiniai tokie, tai tada tas KPI su, taikymas, kad tu skambink ir gausi daugiau pinigų, bet tai tada aš jos mokymam išleisiu. Bet labai yra svarbu turbūt pastebėti laiku tą lūkestį kandidato prieš dedant jį į bendrą tą krepšelį, ar ne? Aš teisingai supratau tavo mintį iš tikrųjų, ar ne? Taip, ir pavyzdžiui, tavo tas pavyzdys su pardavimų žmonėmis, jeigu pardavimų žmogaus, to etatinio, sakykime, pardavimų telefonų vadybininkas, kuris, nežinau, keptuves pardavinėja. Jeigu jo nemotyvuoja pinigai, ir mes jį pasamdėm, tai mes pražiūrėjom kažką. Nes, pavyzdžiui, kiek aš testuoju pardavimų komandas, jų visų motyvacinis faktorius yra finansai. Nes jeigu aš esu laimingas pardavęs 2 keptuves ir gavęs savo bazę, tai čia jau ne to žmogaus problema, mano problema, kad aš jo tinkamai neatrinkau, nepasižiūrėjau, kas motyvuoja, nes pardavimų žmonės dega, ten akyse kartais eurų būna ženklai ir aš nesakau, kad tik pinigai motyvuoja, bet tai yra labai stiprus motyvacinis faktorius ir tu ten gali kokius nori keltos tikslus. Jam nesmagu, kai klientas sako nereikia, jis nebando jam parduoti, sako, ką aš čia tikinėsiu, ką aš čia bruksiu jam tą prekę. Tai čia bendrai visiems gali taip galioti, kad mes tiesiog nesužaidžiam tinkamų būdų ir netinkamai atrenkam žmonės. Iš esmės tai visus turbūt pinigai motyvuoja, bet kuriuo atveju mes ir dirbam dėl tų pinigų ir visi tyrimai rodo, kad vis tiek prasmė darbe ir pinigai yra didžiausias motivatorius ir įvertinimas to darbuotojo. Tai kaip tada patarimai kokie galėtų būti? Tai pradžioj tada atrinkti ar netinkamai, o kaip paskui, jeigu matom, kad kažkas neina, ar siūlyti kitą poziciją, ar keisti KPIs, ar ieškoti to tada, jeigu buvo pyragas kaip motyvacija, imtis botago, kas tada turi būti, jeigu matom, kad mums nesekasi. Taip, tai čia vėl tas patarimas. Kalbėtis. Tik dabar, aišku, ne darbuotojo vadovui, nes aš kartais sako, šitok nepraeina jis bandomo. Sakau, tu bent kartą su juo kalbėjusi per tą bandomai. Ne, nesikalbėjau, bet sako, Evgenija, reikia suspėti čia dabar susisukti iki bandomo pabaigos. Tai, viskas. Kiek mes pinigų, kiek laiko sugaišom ir žiūrėk, turim, ką turim. Tai reikia aiškintis, dėl ko nevažiuoja tas rezultatas. Ir pavyzdžiui, aš esu turėjus kažkada atvejį, pasamdėm žmogų. Link bandomo pabaigos, sako, nėra pardavimų. Tie patys pardavimai. Oi, sako, tai ką daryti, o čia mažas miestas, tai reiškia, ieškoti ten žmogaus irgi būna savo reikalų.
Ir ta vadovė pasiskambino, pamokė ją, kaip pardavinėti ir jinai kitą dieną ten rekordinį kažkokį pardavimą padarė. Tai va tokios dalelės reikia. Tai mums reikia atsisėsti ir kalbėti, žiūrėk, tavo tikslai tokie ir tokie. Va čia gerai sekasi, čia va tu stringi. Kaip galvoji dėl ko? Aš visada va taip klausiu. Kaip galvoji dėl ko? Kas yra? Kur yra va tas trikdis? Vat pavyzdžiui, kažkada viešuosiuose pirkimuose irgi turėjom žmogų ir pasitaikydavo klaidų, o viešuosiuose pirkimuose negali klysti. Nes jeigu vietoj milijono rašysi 100 000, tai gal rytoj reikės mums atleisti 20% žmonių, nes mes negavom to konkurso. Ir jinai sako, taip, aš žinau. Bet man reikėtų va čia ir čia pagalbos, arba man reikėtų tiesiog šiek tiek daugiau laiko, aš susitvarkysiu. Ok, mes išsiaiškinom, nes galbūt mes vėl pasamdėm žmogų ne ten, galbūt jis yra strategas, kuries, o mes jam sakom administracinius dokumentus daryti. Ir jis darys klaidas. Ir tu ten gali kalbėti nekalbėjęs. O būna, vat atsisėdi ir pasikalbi, žiūrėk, nu, vat nepaveži, kažkas ne taip. Ir sako, žinokit, jaučiu ne mano. Man atrodo, aš ne čia atėjau, ne čia papuoliau. Tai tada nebegaišinkim nei mano, nei darbuotojo laiką ir tada spręskim, okei, va, kaip tu sakai, gal alternatyva yra, o gal alternatyvų nėra. Ir tada klausim, žiūrėk, tai ką tu galvoji, kas toliau? Sako, aš galvoju išeiti iš įmonės. Tai tada viskas aišku. Taip, tada viskas aišku. Bet kartais mes turim pažiūrėti per ką. Gali būti, va, pavyzdžiui, irgi dėl motyvacinės sistemos, kad jinai nemotyvuoja. Ir ypatingai žmonės, kurie motyvuoja, nes, vat, kaip tu sakei, taip, pinigai yra motivatorius, klausimas, kiek jie motyvuoja žmonės. Vienam reikia, kad jis vat, galėtų patenkinti savo lūkesčius, o kitam tiesiog uždirbimo momentas, procesas pats patinka. Tai vat, jeigu nemotyvuoja sistema, tai iš kur jam turėtų to noro siekti daugiau. Kažkada aš atėjau į įmonę ir man sako, Evgenija, žiūrėk, kaip mane gali motyvuoti pardavinėti daugiau, jeigu mano bonusas pastarųjų 3 mėnesių yra 5 eurai. Sako, tai tikrai niekaip nemotyvuos. Ir tada mes atsisėdom, peržiūrėjom tą motyvacinę sistemą, ją pakeitėm, jinai pradėjo veikti ir žmonės, ir čia galiu, ir taip galiu, ir žiūrėk, jau ne 4 ten sėdžiu savo lūkuriuoju, kai baigsis darbo diena, bet ir po darbo valandų gal dar pasilieku. Yra stimulas, žinai, dėl ko stengtis. Taip. Ir va, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie motyvacinės sistemas, tai jos nėra statiškos. Tai, kad aš jas šiandien sukūriau, tai nereikia galvoti, kad čia jau viskas su visam. Taip. Gali būti, kad man reikia jas peržiūrėti po 3 mėnesių, po 6, po metų, nes situacija keičiasi. Tai va, reikia žiūrėti, kur yra tie dalykai, kodėl tas atsitinka. Ar žmogus netinka, ar motyvacinė sistema neveikia, ar žinių trūksta, ar per didelis darbo krūvis. Šiaip vat viena priežasčių būna. Sako, aš nespėju tiesiog. Tai ir klaidos atsiranda, ir kokybė kenčia, nes aš dirbu ten 24/7 ir tada mes turim žiūrėti, o dėl ko taip atsitinka. Tai gal reikia pasižiūrėti kitaip prioritetus. Ir prioritetai tie patys. Čia irgi beje būna, ateina naujokas, pradeda daryti, nes jam atrodo, kad čia prioritetas, o vadovas sako, čia net nebuvo prioritetas, ko tu čia darai šitą darbą. Bet čia vėl yra komunikacijos, žinai, stoka, įvedimo procesas, nes tu jau turi nurodyti, ne kai baigėsi 3 mėnesiai, žinai, aš noriu atleisti ir tada gal pasikalbam, nes iš esmės tai jau būna ir tam žmogui kritusi ta motyvacija, žinai, ir tas laikas prarastas organizacijai, pinigai, nes tas žmogus ir nesuperformino. Tai kalbėtis anksčiau. Kalbėtis anksčiau. Taip negali būti naujiena bandomojo pabaigoje, kad nepraeinu bandomoje. Taip pat kaip negali būti naujiena, jog praeinu bandomoje. Taip. Aš kažkada turėdavau kolegą, kuris sakydavo, kviečia vadovas, prisiekiu, jis mane atleis. Grįžta, sakau ką, sakau, gerai dirbu. Tai vadinasi, vėlgi trūksta tos komunikacijos ir to santykio. Tai reikia per tas perspektyvas vertinti. Ačiū tau labai už patarimus. Dėkui.